Vilniaus Keistuolių teatre Sonus įrengė visą garso sistemą didžiąją salę. Po renovacijos, gal čia būtų paprasčiausia pasakyti, kad jeigu žmonės galbūt ateidavo žiūrėti vaidinimų, dabar gali ateiti ir paklausyti vaidinimų, nes tai iš esmės yra pasikeitusi situacija. Kai kurie vaidinimai, pavyzdžiui, Smaragdo miesto burtininkas, kur labai daug yra grojimo, kur aktoriai gyvai groja scenoje. Ir vaikai, jie žiūri vaidinimą, nes jie viską girdi ir jie nepameta siužeto. Garso pagerinimas davė dar vieną impulsą jau legendiniam spektakliui. Visiems patogiau ir aktoriam, patogiau ir garsininkam. Visiems ateities projektams kompanijos, kurios ar teatrai, ar kultūros namai, ar kokios įstaigos turinčios scenas, jeigu ką planuosit, nuoširdžiai rekomenduoju dirbti su Sonus. Iš kitų projektų aš matau, kad Sonus yra lankstus ir, kaip sakyt, suderina tą atstovavimą savo leiblams su to, ko nori užsakovas bendrai projekte. Jeigu ten bus kitos, ne jų atstovaujamos kompanijos gaminys, Sonus nesiožiuos ir vardan bendro gero rezultato visada tą padarys, tiesiog, kad būtų geras rezultatas bendrai. Tai čia dar viena irgi puikios kompanijos savybė. Ir jau nuo pirmo susitikimo tiesiog Edmundas sužavėjo savo solidumu, savo iš karto tokio labai patikimo žmogaus ir kompetitingo, ramaus, itin geras įspūdis. Tas viskas pasitvirtino vėliau pabendravus. Nuostabus žmogus. Kaip vadovas, kaip toks, aš tikrai nežinau vidaus gyvenimo, bet spėju, kad tai ir gesintuvas geras vidiniams dalykams, ir žinios, ir pažintys, ir aišku, kompetencija. Ir vėl grįžtu prie to paties, kas man Sonus pirmas žodis, tai yra ambicija. Ambicija, bet ne kokia nors kvaila ambicija, ten pikta ambicija, ne, tikrai su tikslu laimėti, su tikslu būti geriausiais. Ir tas, itin mane žavi. Šita savybė man yra labiausiai imponuojanti. Lygiai taip pat svarbu yra ne tik žodžiai ir reprezentacija, o jau darbas aikštelėje, kada ateina Sonus vaikinai, kurie iš tikrųjų tą darbą daro, kloja kabelius, jungia, programuoja, suderina visas sistemas. Čia vėl, kaip ir vadovai, kuriuos pagyriau, taip ir tie, vadinkim, kareiviai, jie didžiulį įspūdį man daro. Ten Dariaus kompetencija, Ginto kompetencija, visus atsakymus turi, visi darbai padaryti kokybiškai laiku. Ir vėl azartas, vėl ambicija, vėl linksmi žmonės. Mano patys geriausi, šilčiausi įspūdžiai, ką esu patyręs, būdamas su jais.